Už mūsų yra blogiausiai vertintas viešbutis Lietuvoje. Bet žinai, aš negaliu, tiesiog einam iš pradžių, pamėgosim dar kitos blogos viešbučios, bet netokiam blogam. Ir tada sugrįžtam čia. Aš 6 valandą laukiam jūsų. O žmogus atėjęs, viską laukiam. Tenai pas mus aš jums sakiau, kad kortelėm priimam. Jezo, vien žmogus numirė viešbučių kambarį, jau nam netinka. Tu savo. Kur? Ne, tikra. Pamatėjau, Aš girdėjau. Tikiuosi be filmavimo kamerų. Atvykom į Klaipėdą į viešbutį Astra. Jo įvertinimas yra 2,5. Žemiau plintus, aš jau pavadinčiau. Šūni. Kaip gali būti toks įvertinimas? Bet lokacija labai graži, tai keista, kad tokio vieto ir ne tik graži, bet atrodė labai patogi. Čia ir centras, pats centras. Ten ir naktins geniams, ten kebabėnį populiariausi, boks kriaušė. Bet kodėl tie pyrai vertin blogą? Raminta Lekaitė sako, atsargiai, neteinant pro šalį. Piktas darbuotojas einančią mamytę su vaiku užsipuolė ir iškoliojo vien dėl to, kad užlipome privačioje valdoje ant apgriuvusių laiptelių. Kosmosas. Dirbant tokioje vietoje negali būti šitokio požiūrio į žmogų. Gal mes būsimi klientai? Viena žvaigždutė. Bet tas žmogus net neapsistoja tam viešbutį. Tiesiog ei pro šalį, apšaukė šeimininks, sak šaus veinat sunervint žiaurė. Bet čia daug praeina žmonių, dabar mes kol čia skaitom atsilipėms, tai jau nemaža praeina, nes čia pagrindinį, vieni iš pagrindinių gatvių. Bandysim, biškalkas neįsinuomojan, neužėjant jau į vėdų, palaipinant laiptų, pažiūrėti, kas dėdas. Enrika Liorančaitė Vitkė sako, negalėjome atsipalaiduoti dėl šlapio šuns kailio kvapelio visame viešbutyje. Laikas atsinaujinti. 2 žvaigždutės. 2? 2. Tai patek biškvailis. Gal kažkas kits buvo gera, tiesiog žiaurė nepatek šlap šuns kailis, toks specifinis kvapėlis iš tikrųjų. Įtartan kvapą, kaip Jo, bet... Susiodė man dabar, toks neįtin malonus. Išlauk, pareis, nusilakst. Jo, bet aš manau, kad geriau negu pelėsiaus kvaps jaučiu. Ainaras Višniauskis sako, Arklidėje jaukiau, ne tik pastatas, bet ir viešbučio vadovybė pradvokus sovietmečiu. 1 žvaigždutė. Tai austi ir patys savininkai. Kas čia per fetišas dabar austi savininkai? Man patiek šiaip, da nebuvo palyginimą, kad Arklidėje jaukiau. Mes kombinom tam darbuotojų, savininko, prieš atvažiuojant užsirezervavom šiton vietą, kad atvažiuosim. Tai net jis sakė, kad atrodo, kad jaunas žmogus kalbėjai. Klausau. Praleis skambutį radom. Sveiki. Labas rytas. Čia viešbutis, ar ne? Taip. Ar jūs turite šiandien vietų nakvynį? Taip, pažiūrėsim. Gerai. Ne, neturim. O tada antradienį naktį? Antradienį turim. Aha, o kokia kaina? 95 eurai. 95 eurai. Tai gerai, tada antradienį... Kieno vardu? Deividas. Deividas. Mes sustarėm, kad 6 būsim, bet mes atvykom po 7, nes buvom komštį. Tai žiūrėsim, kaip su tos tvarkys. Eisim aplinko, da čia apsižiūrėsim ir nueisim. Tik tas, žinai, kon atsargiai, ant laiptų. Ne, tai laiptą manau gerai ir... Ne, bet ani irgi nėra patys gražiausias, bet atsargiai. Kažkas jau dabar turi išeit, sakyt, kur čia vaikšta. Ateik čia! Ateik, filmuosim! Ateik! Tai mes radom laiptus, kur gali būti, kai ir apdirbėn, kaip sak. Apipavidaliniam step ir atrodo, kaip sak, apgriuvėn laiptą, privačio valdo. Tai mes dar pabandysim, dar neįėjant į vidų, pavaikščiot, kon sakys žmonės. 3, 2, 1. Kada? Kada tor ateit? Pačiam stailinti. Aten. Niek, nėra. Niek, tik stop linija ir. Jeigu dabar ir stop linija, kon reiškia stop linija? Ko lieptau ten? Tai faktas, kad tor pykt žmogus. Tai iš 100%, nes dabar žiūrėk, jis stop linija ir apgriuvėn laiptą, vaks lip šitas laiptas, nukris, susibrozdins, kas bus kalts? Astrininks, Astras Zenik šeimininks. Nepamirškim to faktą, kad ir lentas, kur nėra kur nueit. Tai ką meitina? Nebent net į laiptą da gali būti, žinok. Tu šiaip laiptų nemaža. Manom, bandom viskas į vidų. Einam. Sunkiai. Jau nebeinam. Šiaip aš čia dariau porą skambučių prieš atvarant. Ir sakė, kelint valandų būsėt. Skau 6. Bet buvom komšius, tai atvarėm 7. Aš nežinau. A čia dabar kasą, ką mes bišk vėliau atvarėm, ar ne? Kol kas atrodo kakas, žinok. Ne. Ne. Reiks kombinti. Mes vienintelį jau čia buvom. Kad išparduot, raš. O kaip išparduodi, tada užrakėn duris. Klausau. Sveiki.
Labai diena. Čia atvykom į viešbutį, čia skambinam į... Tai, kad mes jau jūsų nelaukiam. Mes 6 valandą laukiam jūsų. O žmogus atėjęs, viską laukiam. Tenai pas mus, aš jums sakiau, kad kortelėm priimam. Kortelėm. Jo, mes turim... Jo, mes tiesiog Kaune kamštai prabuvom, tai niekaip. Tai vat būtum paskambinę, pasakėm, kad mes vėluojam, viską. O tai... Dabar niekaip? Ne, dabar niekaip, ne. Eina, savo, tiek toli važiavom, supratau. Gerai, ačiū jums. Supratau, kodėl nieks neatėjo, kad mes ant laiptų lipam visur, nes niekam išeit čia tiesiog. Dabar vis paaiškėjo, bookingi ir rašyta dainos tada, kada ons nori dirbti, kada ons gali. Ir dėl to yra visur išparduot, nėra išparduot, čia nėra ne vien žmogaus. Aš suprantu, mes pavėlavom, atvažiavom ne 6, 7, bet netur būti, aš manau. Man įdomi, reik man žmonių nuomonės. Viešbutis tam ir reikia, tu toks užsirezervuoji, kad galės tada atvažiaus, dabar Airbnb ten pažiūrėjau, paleikt rakt kažkur įdėt. Viešbučius būna dažniausiai registratūrų, kad traves naktį dirb. O dabar turi pasakyti tiksliai valandą, kada atvažiuosi. Ir jeigu bembiškai pavėluoju, viskas jau tau neatvažiava pats kaltas. Prieš savaitę klaus, kokį laiką atvažiuosi, tikrai nežinau. Ginklų idėja, nežinau, kada aš bus Klaipėdo. Šiandien aš važiuodams maždaug galvoju ant 6. Gerai, įvyko tenas force majeures Kaune Komšė. Bet tikrai negalvoju, kad čia dabar reikia pranešinėti, kur aš esu. Kas yra dabar toks gera turbūt, kad mes tiesiog užsirezervavom, tai nesumokėjom, tai teoriškai, bet įdomu, jeigu mes būtumėm jau sumokėjom pinigus, ar vis tiek būtų ne, 6 valandų šiandien pasilikti pinigus. Tai vat įdomu, kaip tie būtų šitoj atvejai. Jo, nutarėm, kad nevertinsim, bet aš vienat vertinu. Tikrai, čia negražiai. Gerai, 1,5 vien dėl to, kad pavėlavau, čia man valanda, man kalties, bet 1,5 nuo manęs. Aš duodu 3,5. Čia viršūnė. Duodu lokacija žiaurė, graži ir, ta prasme, pripat vandens, gražus vaizdas žiaurė. Yra apžvalgos, rats grina per metrą nutrobos. Bet mums nepirktų apžvalgos radaba, kodėl nam duoji tiek žvaigždžių? Ne, tai ir ant siropis nepirk, bet labai gražiai atrodo. Tai tiesiog nuėjom 1,5 balų už tai, kad neįleido mėgoti ir neturiu kur mėgoti šį naktį. 3,5, nejaukinga, man pikta yra. Tiesiog nereik vertinti, gal čia iš tikrųjų mes esam durnelė. Žmonės parašys, sakys, taip pat kalti, ko vėlavo ton valandą. Kodėl dabar kaltina AstraZeneca viešbutį, kad anie čia kalti, jeigu mes patys kalti. Čia pirms toks istorija mūsų atvejais. Blogiausias dalykas, ne pirms kartas. Esam į restoraną pabačia vieni durys. Jo, bet teik tu, grina, kad teik toli važiuoji. Tai nėra, ką reikėtų sustojti biškį įsipelti, kur davažiuoji. Žinau, man tai normaliai, nežinau, kaip tau. Bet tai da pavalgyti, kaip tau skom tuo pačiu. Aš žinau, to valgym, te mėgsti neskanę valgyti. Bet dabar mes važiuojam viešbučių vertinti, žinok, net nebūtina reikia valgyti. Nebūtina? Tu laidą nereikia valgyti neskanę? Aš net manau, kad atvirkščiai reikia žiauriai skanę valgyti dabar. Gerai, šiaip degalų tai reikia labai. Žinok, jis yra. Super trečiadienis. Kačing! Alfa, adaisi sumuštinį. Kontorins. Fokacija sumuštinį ir vištieną salot. O kukulainį? Kukulainį aš norėčiau, jo. Žiauriai nuo valgyti, bet man nerzink, žinok. Erzina štai? Erzin. Mažiau klausim, daugiau atsakymų. Tai žiūrėk, yra fokacija. Kukulainis. Tas grina. Vis laiką aš perkvažiau viedos 30% akcijai. Bet dabar, kadangi atsiradys tas, tai paragauti. Kas gerai su viešbučiais, kad mums nebereik valgyti nesąmoningų maistų. Galim normalią skanę pavalgyti dabar. Čia toks jau maistas, kur jau nebedegalins maistas. Čia jau yra prašmatnus. Konsak fokačiai. First time tasting focaccia. Na, jis jau. Žiauriai geras. Padėk, nebevalgy. Palik man. Žinok, Im kukulainį. Tai kaip aš suprantu, kukulainis jį kaip dešrainis, tik tas su kukuglės, o ne su dešra. Aš tau tie pasakysiu. Jeigu bent vienas restoranas, kurį mes vertinam, turėtų toik maistą, neturėtų toik žemė vertinimą. Gerai, pavalgom, važiuojam toliau. I'm in the big leagues, Tony don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh. Atvykom į Palangą. Į viešbutį Vyturys ir įvertinimas yra 3,1. Prastas įvertinimas, tikrai. Bet
galim paskaityti atsiliepimus, gal ne visai geri ir iš tikrųjų, nėra dėl ko čia gyventi bloga. Simas Z sako, kambariai su nuplyšusiais tapetais, pageltusiomis sienomis, pelėsio kvapu, vonioje sutrūkinėjusios plytelės, atsilupę dažai, suskeldėjusi vonia. Didelės prabangos nieks nereikalauja, bet negi sunku tiesiog perdažyti kambarį, kad būtų tvarkinga. Apsileidimas. 1 žvaigždutė. Pelės ir kerpis apaugus aukštai. Jo, bet į tapetą nuplyšiant, sienis pageltus, vonį suskėlus. Tokiai dalyką, įdomi, iš tikrųjų, aš net artėjai nesbuvo įstoiki. Emilija Kleivaitė sako, kambariai kaip ligoninėje. Lovos kliba sulūžo. Nešvaru. Pagrindinė lempa išdegusi, iš 3 veikia tik 2. Kambariuose skrusdėlės. Šaldytuvas visą naktį burzgė. 2 žvaigždutės, užkom 2 žvaigždutės. Emilija, užkom 2 žvaigždutės, nes kol kas aš nieko nemačiau, kas to patiektų. Vietą. Ai, vietų, už vietų. Nežinau, vietų, Palangoj tiesiog. Gabrielė Deckanecaitė sako, tikrai neverta važiuoti. Kai skambiname, prašėme 2 gulės lovos, jie pasakė, gerai. Atvykus pasakė, jie neturi 2 gulių lovų. Užėjus į kambarį, smirda. Duris nesandarios. Vonioje radome vabalų, iš klozeto bėga vanduo ant plytelių. Voratinklių pilna. Pakvietus darbuotojų ir parodžius, ką radome vonioje, jos pačios pabijojo paimti jį. 3 darbuotojas turėjo ateiti, kad tą vabalą išmesti. Paklausus, kaip iš čia atsirado, pasakė, kad iš vamzdžių atšliaužė. Čia buvo pats baisiausias viešbutis. 1 žvaigždutė. Gabriel, dar challenge. Pats baisiausias viešbutis. Ir ant patvirtint, kad čia pats baisiausias viešbutis visą Lietuvą. Ko mes veikiam? Čia mums važiuoti numiai, visko įvertim. Aš negaliu patikėti dabar, kol mes čia skaitom, kad mes čia bandysim naktį praleisti. Aš ką prinkautus komentarus žiūrėjau, tai toks, aš nenoriu. Aš nežinau, dabar man nemok tiek pinigų. Šios nieks nemok, tai kodėl aš čia bus dabar. Sutaram tuo, jeigu mes išgyvenam tą naktį normalią, atbūnam iš širdies, tai visi sąžininga pasubscribina mūsų kanalą ir padeda mums pakelti iki 100 000. Nes, wow, dabar jau dalyks, koks mes darom jau tikrai ir, nei mum malonė, nei jum malonė, tai nežinau. Tai vien subscribe, o mes, bandom, ne? Kambarį su 2 vienguliam lovom, nes aš sakė 2 gulį net neturi, žinau. Netur? Tai labai gera. Gausiam susistum 2 viengulis. Tai kaip tik gera, atskira. Paidė. Sveiki. Mes norim kambarį išsinuomoti. Ar turit laisvų? Gal, ir turime. Ai, tai norėtumėm tada. Būtų gerai sužinoti. Jums 2-viečio, 1-viečio kokią jūs užimate? 4-viečio reikia. Dvi- Nes 2-viečiai yra, kad vienam kambarį 2 lovos yra. O pavyzdžiui, turime 4-vietį. Ai, mes 2 esam. Užteks. Pat pigiausias brūda. O kiek kainuoja, dar įdomu būtų sužinoti iš pradžių. Jo, su pagalba, šiaip nakvynė 44 eurai, pagalbos mokestis yra 2 eurai asmeniui, tai dar plus 4. Ai, tai nenorim pagalbės ten. Pagalbos čia jau... Dai, čiužinį, jeigu dar papigės, jeigu čiužinio nebus dar, mes to dar geriau. Bet belovai irgi gerai. Pagalbos mokestis jau yra... Okay. Gerai, sutaram, tink. Telefono numeris. Baikit. Su mašina atvažiavo? Tai reikės tada. Kuo? Mašinos reikės. Gerai. Tai mašinas ar telefonų? Ir telefoną. Ai, gerai. Tai telefoną 06, 4 aukšte, ne? Čia jau aukščiausiam? Taip, Geriausiam. pamatysit. Liuks. Visko. Bus 40 aptarnamų, galės kortelę. Kortelė. Biškai pasimetę. Pavargėmės. Daug darbų. Kaip šiaip sekas? Gerai? Daug darbų. Prašau. Užignorim. Na gerai. Mes varom. Kambarys 414, tai palipsite šitais laiptais. Negirdėjom pakartoti. Ne, sako, Sekas klausimas. Neblogai. ai, bala nematėjau. Ir dabar jau nebesvarom, iš tikrųjų. Tikėjomės, kad bus senų mačyti registratūra. Visiškai priešinga buvo. Buvo 2 gražiausias moteris. Bet va toks koridorius. Nenoriu, nedi. Iš tų įvertinimų mes įtepį supratom, kad viską galės rasti, niek čia naujo nepasakė. Bet kodėl mūsų įronkina jau? Prikvėpijant, vau. Kada čia spėjai? Smerd. Aha, koridoriui kažką buvo kvepalau, čia pritrūk. Pažiūrėkit televizorių, per kamerą nesimat, kiek didžios. Ronk pridėk. Išmanusis.
3 rankų didžios. Nu viskas, aprodėm viską. Borzg. Borzg. Nu, bet šalia to sirka, ko reikia norėti. Atsišaldys biški. O, vaikyte. Oho. Nu, įkvapda. Kitoks visiškai yra. Jo. Ne, čia gražiai padarė. Ai, nu jo, rektavėlis. Žiūrėk, apvuojant tau. Normalia. Eik, tu su. Maudytis, nežinau, nu, gal į jūrą varysiam geriau. Gal dar biški visą jūrą. Nu, žinok, man jau visai nebloga ta jūra. Vuonė, atrodo, nu, tos plėtėlis, spintėlis, viskas toks, kaip telšius prieš 30 metų. O tolėts, kun tik nupirkt, grina, naus. Tokia renovacija padarė. Bet tai žinai, kas ir ten reiškia, kad, nu, nenusileid, tiesiog kažkas. Nu, pažiūrėjau. Ne, nu, bando nusileis. Spokojni. Prisėsk, pažiūrėk, ko man sako. Eiktų, minkšta. Pagalvi dabar toks kap, ne, dalyks kap. Pažiūram. Normali. Kvap. Išplaut. Atga šituik, jeigu viens tik bubis tie. Nu, neišsiplaun. Anom plovė, aš manau, bet neišsiplaun. Daiktai yra, nu, pagyvenę. Mes net važiavom į 5 žvaigždučių viešbutį. Aš jas gyvensiu tokiam būti, tipo. Prieš 20 metų kažkur tokį stiliaus, nu, ne, aišku, ne tokiam, iš didesniam, bet esu gyvenęs tokiam būti. Tai man tiesiog nusikeliams į vaikystę, nostalgijai, fainė, žiaurė. Net jungtok atsimė, tas jungtoks irgi ir, nu, grina senų būtų jungtoks. Aš dabar noriu pasigarsinti, moteris meluoja geriau. Niek. Ką man pažiūrėti? Mėgiamiausias serialą. Aš nerina, nedinu, tu ateini. Ką priklaus? Pasižiūri knopkį. Džiugš? Oi, išjungiau. Nu, moteris meluoja geriau, man dabar prasidėjai. Ta prasme, jūs išlepė, nesat vaka, nu tai ateini. Čiūkš, Jėzu, distancinis neveikia. Halo, aš ugnis ir aistra. Ir ramybė sala. Gerai, viskas turėjom darbą, žinau, aš patylinį. Pa, moteris meluoja geriau. Labas rytas. Turėjom įdomią naktį. Žodžiu, nemiegojo naktį, bet lova šiaip buvo gera. Rytą aš toks pasėmiau kaldrą, taip kelu, paklojit ir tad prišlongą. Taip padariau, da jūs sako, oho, nedai, a nebūsi pridaręs kažką? Ja, aš manau, kad nedais pridarė, bet dabar saversius konkaltint viešbučiuos. Ir tad galvoju, gera, Deividą, aš to parodys, kad aš į vidų nebuvau įėjęs. Iš tada išėmiau kaldrą, ir ko mes turėjom? Turėjom, o maniai mandala. Kaip jums toks? Jėzo, vien žmogus numirė viešbučių kambarį, jau anam netink. Iš 2 pusių numirė. 2 žmonės gal numirė. 2 žmonės numirė. Oi, gerą naktėlį buvo, žinokėt, patek. Nu, čia toks savo. Kas čia baraks, tai barak kambarį. Mes tiesiog student laikus grįžom. Man netekin gyventi barak student laikas, tai aš nepajutau to. Dabar pajutau ir, nu, žinokėt, man iš nebiškrapštysit. Tik tai, kad bus čekaut 11 valandų su pirm traukiniu aš jau link Vilniaus, nes nenoriu čia būti visiškai. Kaip tau? O kokį patirti, aš pasakys. Kiekvienam palinkėčiau, nu to pradėčiau dabar tokį. Būklė yra ne pat geriausia, ne? Bet išmėgot galima. Nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų. Kaip čia dabar? Nu ko, pradedam iškart stiprią, tai yra švaros kriterijais. Aš biškai pradėt suprasti, kon reiškia tas komentaras, nu bent patalin švari. Jo, tai čia ir yra, nu bent patalin švari, bet ar... Tau ačiū. Man atveju net nepasakyčiau, nu bent. Nu, pas man irgi patalins buvau taškiukų, bet, nu, šiaip daug dalykų, dedant apie švarą kalbant, tai užuolaidas dėkiam toks kaip dalyks. Man kas buvo, kažkaip lovo dar būti viskas okei, bet aš voniu, nu, net nenorėjau būti, aš ten duonis išsivalyti, neded nieko tos spintėlis visiškai, nes ten ir plaukų, ir dulkių, ir dantų past kažkokį nudžiūvusi, ar net neaiška ten dantų pastai. Tai švara
sutaram, ką Veinets ir, aš nesblogiau, buvo švaros atžvilgiu. Nu, aš norėčiau 1,5. Bet tau nėra švari, tau žmogus numeris to patalinė ir apie kontą kalbė. Na gerai, Veinas. Gerai. Lovas patogoms. Man lova viskas okei, aš atsiguliau į ten lovytį ir po kokių 2 valandų gulėjom ir užmigau iš tikrųjų. Tai man visai normaliai ir. Nežinau, nugar neskaudu iš ryto atsikils, aš labai neišranksas lova. O aš esu išranks. Ir aš nežinau, kas yra, ar dabar čia viešbučiai kalti, ar man aš nepasiekiau giluminio smėgio. Sukinėjęs, ryte užmigau biškį. Tai atšilau nepatogiai, čia aš pats nepatogus. Tai lovą skirčiau 3. Aš 5, tai 4 viduriks gaunas. Priedai dabar su viešbučiu, kad reikia įėjant, tai kon gauni išsinuomojus kambarį. Svarbiausias dalykas, kon nori matyti ateis kambarį, šlepėts. Savo atsivežiu, nes įtariau, ką gali nebūti. Tų halatų, hujatų, nereikia. Aš neturiu ko reikia, čia spa nėra, tai nėra ko į ton halatų sėdėti. Bet šlepėts norėčiau matyti. Labai daug kas neįėjai, tai įėjai šampūns kažkoks. Viskas viename, ir rankom, į kojom, į pažastymį, į Padangom. ir televizorius su pulteliu neveikiančiu. Jo, biškai sunervinant su pulteliu, kas dabar ir? Tai daugiau niek nebuvo virdulį, reikia mokėti pinigų, 2 eurus už virdulį, už džiovintų plaukų 2 eurus mokėti, už kondicionierių 6 eurus. Tai labai maža dalykų buvo, bet buvo rankšluošė, buvo šampūns, buvo televizorius. Tai aš kaip 2, manau, įvirinčiau toks, daugiau negaldojit. Žinok, aš sutiks 2. Dabar aplinka tokiai, garsą visokiai. Šiaip, girdot paukštelę? Paukščiuką čiolb. Žinakas da čiolb, kaip ir sai komentarus šaldytos. Aš labai girdėjau ant čiolbant ir aš toks, gerai, jau norim mėguoti ir ant čiolb. Ir tad kažkurio metu toks išsijungi, toks ramybė, tyla. Ir po to vėl pradedi čiulbėti. Vis laikų atrodo, kad kažkas įsionu, nes vis kažkas čiurlen ir aš nesprantu. Aš galvoju, gerai, gal kažkas įsijo ir tu jau baigsies, bet nesibaigi. Aš nemanau, kad tiek buvau užkojus žmogus per vis parą. Tai vis laik kažkoks gars, gal dėl to neužmigau. Aplinką duodam 3 ir tada būklį. Lava blok būklį. Ta prasme, visko reikia ten sudeginti, išmesti ir iš naujo perdaryti. Kas buvo vienintelis būklį ger, buvau tualet. Buvau naus tualet. Jaučiu dėl to, kad paskutinį kartą, kas ten raišką nenusileidė, jau ten pradėjai bėgti pro visur, tai jaučiu pakeiti naują. O vis kits ir 60 metų senom. Bet vanduo nebėga, kaip sakė, kad ir iš tūliko, iš vonios. Nes pakeiti. Tapeta, šabakšt, ta prasme, grina, lupas, visur lupas yra porvinis, suplėšian, lempa vien neveikia, apie sakė, virš man lo. Jo. Ne, kodėl turėtų veikti. Tai pagal mūsų tus vertinimus gaunas, kad mes duotumėm 2,2. Prastoka visai, bet prastoka buvo. Pakelčiau šiaip biškį balą registratūrą. Visi resursai suinvestuoti į registratūrą jaučiu. Vanduo nebėgo nei iš klozeto, nei iš dušo. Gavom 50% švarios patalinės. Registratūroje su šypsenom pasitiko. O jo grožis žmonių, ai. 2,7. Pirmas viešbutis, kačinkt, važiuojame į antrą. Prieš finalinį bus, nes ten bus išves crazy. Atvykom į Jurbarką ir esam prie viešbučio Jurbarkas. Jurbarkas hotel viskas labai aiškiai pasakyti yra. Ir čia įvertinimas yra 3,3. Bet neblogas vertinėm šią palyginus, ne? Ir blogesnių. Lietuvoje kaip viešbučiai yra blogai labai, nes lietuviai mėgsta vertinti viešbučius labai gerai. Kad ir kas būna blogai, bet vis tiek vertinimai aukščiausi, tai čia iš tikrųjų kaip viešbučiai blogai. Dėl to mes esam čia. Tai norim paskaityti atsiliepiams jums, žinokėt. Gediminas sako, triukšminga, dvokė, nejauku. 1 žvaigždutė. Viskas aišku, 3 žodžiai. 3 žodžiai, 3 žvaigždutės tam viešbučio yra. Bladok Kražan sako, viešbutis yra tylus siaubas. 1 žvaigždutė. Tokiai trumpi visi, bet daugiau žodžių nereikia. Tylus siaubas, ko gali reikšti po tylė ten? Jeigu tylė, tai visai gerai šiaip. Aš turiu tą pastą biškį. Čia yra daug verstų atsiliepimų iš rusų kalbos. Tai kaip Google perverti, taip ir mes skaitom. Tai gali būti, kad čia kitaip ir parašyti. Gal čia yra gruški pakruiški parašyti. Denis Micho sako, šiukšlių krūva. 1 žvaigždutė. Negražiai sakyti, niek šiukšlių krūva. Šiaip kas įdomi, kad čia tam viešbutį yra labai daug skirtingų dalykų. Ir draudims, į VMI, į sodrą. Net nežinau, ko čia nėra nam. Briniar Landmark sako, tikras senų gerų laikų skonis. 1 žvaigždutė. Senų gerų laikų skonis 1 žvaigždutė, gal apsisprendam. Man kas skaičiuosi, kad ne vien nebuvo išversti
įvertinim normalaus vardo žmogus. Atrodo, kad feikinio. Man atrodo, kad čia bus žiauriai gera, nes čia ir užsakėm konkurentą blogus įvertinimus iš fake account. Nes, gali būti dabar Briniar Landmark, čia neegzistuoja žmogus yra. Viktor Smulį sako, viena žvaigždutė per daug, šlamštas, viena žvaigždutė. Taip jis mes, broli. Šiaip reikia įvesti 0, manau. Jo, Google, nes jis, man pažiūrėjau, mokyklo būdavo taip, kartais netgi 2 negaudavo, sak reikia pastirnuoti 2, tada jis 0 vertas. Jis pasiruošęs vienam geram. Faktas, aš vis geri matau. Čia pats geriausias. Andrei Čeriap sako, viešbutyje knipždėte knipžda blakių, venkite, viena žvaigždutė. Kaip tavo blakis ir? Ok, ne ok? Nenor. Prasvešam į Vilnių blakį, kaip tavo? Ok, alauk, tau šiandien blakį ar nelauk? Kaip ir? Ne, jis pats į blakį, bišk, manau. Jis pasiruošęs. Jo, bišk vėl atvarėm, tai aš jau visai mėginu oro, aš jau realiu atvarau, man jau tos blakį, žinok, vienot vasarą aš krentu, tas savo patals. Apsikabins podiškai ir mėg. Tai ten viešbutis, kur aš mus ir eina mane, o kitur nenais. 5-6 aukštas. Varom su lift? Nusijų, aiškiai raš. Ektisa. Bet jau kapučiai. Dar iš atsiliepim gal tas viešbučių liftas. Arba išgyvens arba ne, nes labai bloga. Ektisa, kapučiai nenoriu. Juda labai. Jo, taip ir ir. Sveiki. O, šveis įsijungiau. Ektisa, bišk nejaukia. Labą dieną. Klausau. Gali išsinuomoti kambarį pas jūs? Tikiuosi be filmavimo kamerų. Be. Taip, kodėl su? Kaip? O kodėl su? O tai ką jūs čia filmuosit? Tu nefilmuosim? Kodėl filmuosim? Tiesiog mėgoti? Nes aš mačiau, kad jūs atvažiavot. Tai mes tiesiog, kad Jurbarke atvykom. Save įsiamžinam. Pirm kart Jurbarke. Žinau, kad dabar taip, vyrukai. Aš tik tai turiu vieną kambarį su atskirom 2 lovom. Tai mums tokio reikia? Atinka mum. Su atskirom lovom. Būtų jaučiu. Žinau, kad daugiau neturiu ką pasiūlyti. Nežinau, kad tikrai neturiu ką Na, tai pasiūlyti. ką darysi? Ką darysi? Mėgosim atskirai, o ką daryti? Ką daryti? Ne, vienas kambarys, bet atskiros lovos. Gerai. Nu ką, jūs tą norėjot su viena lova? Biškai tik tais pasimėgoti. Bet žinau, kad 50 euriukų, jeigu jums tinka. Jeigu jums tinka. 50 euriukų. O gali dėrėti pas jūs? Klausykit. 30 eurų ir miegam. 40. 40 eurų? Jo, daugiau tikrai nenorėsiu. O tai gal 35 eurų? Ne. Žinau, kad vyrai čia 40 ne eurų. mano. Supratau. Žinot ką? Įkalbėjot. 40 eurų. Įpaimam. Ir viskas. Gerai tada. Maitinimo tikrai nėra. Nėra. O pramogų kažkokių turit? Jokių. Spa nėra? Nėra, masažų nieks nepadaro. Ne. Baseinai irgi nėra jaučiai. Va, tenais matėt, kur jeigu... Ai, prie savivaldybės. Bet vyrukai, gal kokį dokumentuką pildom? Ar vieną... Nepildom, balą nematė. Bet žinokit, nors vienas duokit pasamus, tą kortelę nusifotkysim. Ar pildom? Kuris nori? Tai kaip koks? Gal brangusis. Jūs nesąmonės kalba. O, eik. O, šyš. Ne, tai čia graži. Labai graži. Ablaiks iškart pasaka, yra ir nėra nas. Jo, pamatysim jau čia. Oleik, tu čia palyginus. Ir... kažkaip per aromatas toks įdomus. Nėra pats fainiaujas, bet ta prasme, čia palyginus. Tai tikrai atskiras laus. Kodėl? Bet tada jokinga pasakė, reikia bet žinau, kad tik atskiras turėsi. Ir tada pasaka, kaip gaila. O ko jūs darysit? Lovo bendro. Tai apsispręs, kad tu nori. Oi, iš karto aš turiu nusiskundimą apie atsiliepimus. Šaldytuvų nėra, ne? Tai kas jį prie tavo lovos padėts per centimetrą? Ne, čia spintėlį, manau. Ant yra neveikiant jau, čia tiesiog spintėlį. Televizorius, milžinis. Manau, kad čia liuks. Šiaip kas buvo, kad toks, iš pradžių, nefilmuoju, toks, negali būti, kai jį mačiais mūsų video, tikrai neįmanau. Man pasirodė per kameras, jau matynas jau kaplaukse, nes man šnekėjom. Dėrybų klausėms, pažiūrėjau, kap. Fantastiška. Greitamins. Bet vyrukai 50 eurų. Oi, ne, 30. Ne, 40 eurų. Manau, da būtumėm ten pazyzint, būt dar nuleidęs, bet toks jau, Bet, žinai, kas
ir pasakė, kad, nu, vyrukai, čia ne pati, čia aš negal taip. Tai reiškia, nėra dėdis to. Nu, einam pažiūrėti, kas čia. Nepasiruošęs. Nu ką? Ai ne, čia galvau, kad jau į vabalą. Nu žinok, aš čia daug... Nu pala, čia biški. Pavyzdžiui, ką pavyzdys. Nu ko, biški dulki, kur nebūn dulki. Viešbučiai švarius. Bet tau už kem eurų. Nereik 2 eurus mokėti už arbatinok, dar į kavos pridėt. Dabar varysiam daiktų parsinešti, ne? Gal dar kažkur pavalgyti reikėtų nuvaryti. Kas į patogę su patalinį, kad padaro tokį šitą spalvot patalinį, tu niektų nepamatys, nei norėdam. Nes, pažiūrėjau, palangų, kur buvom baltus. Labai gerai matos ant baltų, dabar kaip namus jau tūs. Esu dar skaits, kad gražus vaizdas ir Deividą. Vau, su lietum, jeigu nori. To prasme, vaizdas, nu, įspūdingai. Man rodos, jeigu gauni kambarį su toikiu, tu gauni terasą dar, netyčiai. Žinau, kad nieko nenoriu sakyti, bet kol kas aš jautu, tai kvaibėlį visai gerą. Lyt praded ir dabar lys aš kaip matau ves naktį, bet kol kas gerai. Nu, vienintelis dabar, kas man gali sugadinti realiai, tik Blacks, bet gali sugadinti man tom patį. Bet matai, Blacks tau paaiškės jau numus, o tu turi neturi, nes kaip tu gyveni senam, tu nepastebi. Tai tada aš jau 5 vertinu iš karto, tai tada nuims balą kitam viešbutį. Man tas tik tai jiems toks aligoninis, nežinau. Grina, kur jie eini ton skyrių, kur radiacijai ten skleidžia. Bet aiškiai parašyti, pažiūrėk, kokie kambarė, ko laukti čia. Virdulys, matei dėl virdulios koncertų? Nu, Kiauras. Ir to kavyti, pažiūram. Išeina. Pats valdybė. Žiūrėkit, darom. Atsidar langą viskon. Nu labą dieną, pats centras. Su žaibas, pagavau žaibą. Uik, tu savo. Nu, prileidai, čia dabar visur. Šio podiško, atrodo minkštų. Nu, liktai nemėgujais nieks yra. Nėra kvapą vadinamųjų. Miltėlis kalbėjom, bet tai nėra prakaitą. Vat kas jūsų viešbučias toks, tu nori pasitikėti, kada neišpluoja, bet tada su tas pigės viešbučias į labai blogai vertintas, to atrodo, nu, abegali pasitikėti. Viskas jau man vėla ir iš tikrųjų varom praustys, įsijungam da nešvankiai video pažiūrėti per televizorių, nes mes nesam patys maten. Ir, nu, da gal sustiksim prieš mėgų, bet jau link to einam, kai jau raslabulis iš tikrųjų. Ką negirdėčiau? Čia grina, to vieto. Ko įsivaizduočiau, pirm išgirdus to garsą, tai kad tiesiog peliuką maži ir išsiriten ir mane cyp. Šiaip nudatas lovas, nu, biški aš tą nežiaus lovą ten į kampą, patrauk. Kur? Ne, tikra. Kon, pamatėjau pelį? Aš girdėjau. Nu, man jokinga bijoti te pelių, aš te pasakys. Mes vertinam viešbučią, nevertinam. Ne, bet kad miščiui. Nu, jį pelė, nu. Tai ir verting bloga. Gerai, kon. Labanaktis. Tada bišt televizorių pažiūram. Labas rytas. Pabudame ir keliamės, turi pasakyti kažką. Neim žaidį. Kur išėjai? Nepatiko. Nu jau, biškai perungsti ir... Tavo perungsti, ne? 100 kartų. 100%. Nu jo, gali biškai perungsti. Jo, bet kaip aš sakau, kraunamės man atkis įvirinam iš... Žiauriu sunkia buvo mėgoti, man žiauriu karšt buvo, aš negaliu patikėti. Tiesiog, jaučiu vien metu nogą ir man buvo vis kiaura šlaip. Ai, bet buvo šią vandens, neaišku, kažkada. Iški kalkiu. Ne, nu kalks visur ir tai. Kol kas... Niks nebijo. Nu. Gerai, iš pradžių rozėti. Junga. Nu, tiesios akimirk. 3, 2, 1. Papenkina. Vis gerai, žinau, kad nesprogi. Nesprogi tikra? Aš dar palaukiu gal, kol užvers. Čia jau čimonų ir dalyką, aš jau pasiaiškinti. Aš ir palauksiu. Būtų tik toliai laukia. Šiaip dar vienas juokingas dalykas. Booking žiūrėjom, kokių kambarių laisvų vakar, kaip jau atvariam.
Tai buvo visiška mūsų kambarys įdėtas, da, ką gali numateisti. Tai galėt kažkas atvykti. Labas rytas. Labas rytelis, ankstyvi. A, ir virtuvė? Kas? Virtuvė. Kokia virtuvė? A, nėra virtuvės. Nes Google atsilpimas buvo, kad virtuvė yra dar čia. Ne? O kas čia tada? Kažkada galėjai valgyti. Kad buvo kažkada kavinė. Tam šeštam aukšte. Kažkada, bet nieks čia nenuėmė arba taip ir likę. Ne, tikrai neturim. Supratau. Tokių dalykų tikrai vyrukai neturim. Gerai tada. Kon, labas rytas, dar kart. Labas rytas. Šmigojom. Nu, kiek išmėgojom, aš vis laik budėjim buvo. Jeigu jautka jau biški pirmėktų, toks atsikel. Reikia stebėti. Pels, vorus, kuis, blakis. Visą logiso turi stebėti. Nu ir vorų jie ir tikrai nemelavo žmogus, nufotkin. Ir nevens, neda. Bet ten pirmiau, už visus čia atsikraus ten ir ten gyvens savo gyvenimą. Tai aš dabar biški noriu grįžti prie Vyturiaus. Aš pakel ir ten gaunas jau ne 2,7, tik pasikel iki 3, žinok. Nes tau jau praeilai, tu pamiršai, kaip ten buvo. Ne, aš dabar prisimenu, kaip čia buvo. Aš biški jau dabar pradėjau lyginti dalykus. Aš tenais irgi neužmigau, bet bent rytį pamėgojau. Aš čia neįsmėgojau dar, nes karšta. Longą gali atsidaryti, jo, bet iškart atvažiavom kiti drauga. Kuisė visokiai, vabalą, tai nedarėm longą, dėl to tai mėgojom karštumą. Ne, bet kada buvo 7 ryt ir irgi... Bet neišger gyvenimą. Mes iš Vyturiaus kada išvarėm? 11 valandų. Čia aš atsikėliau po 7:09, tur varyti į Vilnių, žinok, jo. O kaip tu įsmėgoji? Prasta, daug arba atsikėlis jau toks, atsibundu toks, aha, gal jau varyti, ai, tomsė, da įlauk, da negali varyti. Pažiūr, po 4. Gerai, po 4 dar nikap nesigauna naktis. Iš aptarnavimo, aš nežinau, čia pasikeiti, viskas nepasikeiti, gal savininkas sakė, perdaudu aš kitim ton darbą dirbti. Moteriškėlį, kad buvau, fantastiška, aš nežinau, tokį, širdį, gerai, viskom pasako, rūpinas, tai aš už aptarnavimą pakelčiau balą. Gyvūna visokiai, kitas dalyksai, bet kainos kokybės santykis, aš manau, kad, normaliai. Pigiai, kiemė eurų. Apskaičiavus visko, sudėjus matematinis duomenis, lygmenis, aš ton viešbutį vertinu 3,5. Atsižvelgu į Vyturį. Čia jo, Jurbark irgi, čia fainė, visko gamta. Bet neįsimėgojau, tikrai neįsimėgojau, tai man neįten patekti, tai duodu 3. Bendras gaunas 3,3. Močiutė dirbanti, tikra fainuolė. Virtuvės nebuvo. Bet buvo. Vorų, vabžių, bet blakių nebuvo. Galimai 3,3. Tu nori pasakyti, mes čia mėgosim? Jo, toks tikslas šio video yra. Tas viešbutis yra pavadinimu stebuklas. Tikras stebuklas, kad ant čia yra. Stebuklas, kad vadin viešbučiu. Pasakyk rusiškai, kad mes atvažiavom į Vilnių, nes norim permiegoti viešbutį Stebuklas ir čia tas pastatas yra Stebuklas viešbutis. Tai mes miegosim šitam Stebuklas. Mes atvažiavome į Vilnių, nes norime nakvoti viešbutyje. Ne, tai čia yra viešbutis Stebuklas ir mes norim jame miegoti šiandien. Ir mes ieškom įėjimo. Šitas įėjimas yra. Šitas įėjimas? Да, они хотят к вам переночевать. Kaip jūs norite, aš nesupratau, jūs norite pernakvoti. Jo, mes atvažiavom iš... Они откуда-то приехали, и они хотят... Короче, yra, sako, yra bookingas. Jūs per bookingą... Jo, tai mes bandėm. Jie nori su jumis pati. Gerai. Čia jau nesąmonės įvėliam. Bet mums tai reikia išmiegoti. Mes norim išmiegoti šiandien viešbutį šitam. Ar galima įsinuomoti? Rekomenduočiau paieškoti atsiliepimų apie tą viešbutį ir jei vis tiek nerandi informacijos, galbūt geriausia nerizikuoti ir neužsisakyti to kambario tenai. Bet visada gali paskambinti ir paklausti daugiau informacijos pats. O jūs esat savininkė viešbučio ar nesavininkė? Nes mums reikia savininko. Я владелец, да. Kur mums sumokėti? Kiek kainuoja naktis viena? Ir ar galima apsistoti čia šiandien? Negaliu atsakyti, nes reikia pažiūrėti bookingą, todėl šiuo metu negaliu atsakyti į šitą klausimą. Taip, išversk rusiškai. Tai gerai, pažiūrėkit bookingą, nes mums nerašo bookingė
kad galime sunuomoti. Jei jūs nerodo, vadinasi užimta ir mes nieko negalime padaryti, mes negalime to paveikti. Nu, nerodo užimta, tiesiog neberodo to viešbučio. Mes, žodžiu, galim duoti 100 eurų šiandien. 100 eurų duodam ir leiskit mums miegoti, mes labai norim išmiegoti šiandien. Taip, suprantu, jei bookinge nėra laisvų vietų ir sistema neleidžia užsakyti, tai greičiausiai jau užimta. Gerai, dabar ką sakau išversk rusiškai. O tai galime mes nueiti į vidų pažiūrėti viešbutį, apsižiūrėti į ateitį? Bookingė yra įvairių variantų, peržiūrėkite, išsirinkite pagal kainą, išvaizdą, atsiliepimus, ten yra įvairių pasirinkimų kiekvienam skoniui ir biudžetui. Peržiūrėkit ir išsirinkit tai, kas jums labiausiai tinka. Tai mes, žodžiu, čia negalim išsinuomoti, ne? Galiu pasiūlyti tik 36 numerį. 38, ten irgi nuomojama parai. Ten šiek tiek kitas variantas. Prašom tiesiog prieikit, jei nesunku. Taip pat nuomojame parai. Ten yra visas namas visai nakčiai. Man nustebint, čia GPT iš tikrųjų. Nes ten dabar jau yra nebe kompiuteris, o tiek, kur žmogus sėdėt suvėd. Koks klausimas? Atvykite po 4 metų, kai namas bus renovuotas. Tada jis atrodys gražiai, tad laukime jūsų su malonumu. Spasiba balšoje. Tai žodžiu, vis dėlto nepavyks mums išmiegoti tam stebuklį. Labai gaila ir, bet vis tiek, parodėm daug viešbučių. Tai ačiū, kad žiūrėjot, kad pažiūrėjot iki pačią galą. Jūs supras, kad sunkiai mums buvo čia kalbėti, šiaip tas vis video kiek trunka, daug buvo iškarpyta, nes realiai 40 minučių mes čia prakalbėjom tiesiog ir nepavyko išsinuomoti, dabar vis dar mums nori išnuomoti kitą stebuklą. Bet mes įdėsim vis tiek ton viešbutį, parodysim, kokie yra ten įvertinimą, kokie aprašymą, koks nuotrauks, čia yra tikras stebuklas, aš taip pasakys. Nu pusryčių. Kiekvieną dieną vis po kiek pusrytį vis prašiau žiauriai, aš nesu matęs, žiauriai blogai atrodo. Ir aplinka, ta prasme, viskas buvo juokinga ir mes buvom tokie, blemba, jo, anie vadin viešbutis, bet negali čia būti viešbutis. Ir tokie galvojom, gal ne, bet tokiem, juokinga būt. Tai nepavyko vis dėlto, bet ačiū, kad pažiūrėt, pasubscribinkit, palaikinkit, pakomentuokit, palaikinkit. Ir sustiksim jau kito laido. Viskas, žinok, varom, nes mes dabar filmuojam, mes varom iš karto tikėt laid filmuoti. Čia buvo nešvankė, mes varom paskaityti. Skandalas, susijusios infekcijos parduotuvės šiuo metu